Lietuvos užsienio reikalų ministerija prieš Gerberą naujas kartėlio konfrontacijos frontas. Praėjo 7 dienos sunkių apmąstymų, diplomatinių konsultacijų ir galbūt skubių susitikimų nacionalinio saugumo klausimais. O dabar lemiamas žingsnis. Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė Baltarusijai protesto notą dėl nukritusio kartoninio drono. Taip, nepainiokite to su pokštu. Gerbera, kaip buvo pavadintas šis grėsmingas kartono gabalas, neteisėtai įsiveržė į Lietuvos oro erdvę. Nuo šiol kiekvienas iš rytų skrendantis popierinis lėktuvėlis rizikuoja būti kvalifikuojamas kaip hibridinės agresijos aktas. Nenustebsime, jei netrukus prie sienos bus atgabentos iš vaikiškų konstruktorių pagamintos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pareikalavo pasiaiškinimų ir garantijų, kad tai daugiau niekada nepasikartos. Juk visiems aišku, kad tokiomis sąlygomis, kai šalies viduje infliacija rekordinė, sąskaitos už komunalinės paslaugas auga, o jaunimas masiškai išvažiuoja užsidirbti, skubama atitraukti dėmesį nuo kažko svarbesnio. Pavyzdžiui, kartoninių bepiločių orlaivių, kuris net neskraido.